šunims ir katėms ir visiems kitiems mėsėėdžiams duoti druskos, cukraus, pipirų ar kitokių prieskonių, skonį gerinančių priemonių yra vienšališkai ne tik negalima, bet ir draudžiama. Nes šunų kepenys, kasa, inkstai yra nepritaikyti perdirbti šitos konservuojančias, skonį gerinančias medžiagas. Laikui bėgant jie suserga medžiagų apykaitos ligomis, tokiomis kaip inkstų nepakankamumas, akmenligė, kepenų distrofija, baltyminė arba riebalinė, nesvarbu, bet vienas iš tų. Taip pat labai dažnai pasitaiko šiandien cukraligės. Yra cukrinis diabetas. Pasiekoje netaisyklingo maitinimo dėl šitų konservuojančių medžiagų.